Džiazų koncerte buvo vanduo ant scenos, o ten buvo scena ant vandens. Tai ir niekur nėra angliškai, nėra. Indiškai žai? Negaliu. Pamoka visiems, klausykite Sergejaus, jeigu jums kas nors sako. Jeigu jūs su mumis dirbat, jo, nes skiriasi fulės filmavimo stilius ir krepšinio. Kamuolys žemiau. Jo, ir aikštė mažesnė, bet aš pamečiau šortus. Plius 3-5 laukia važiuoja Sergejus su kelniam. Juodom. Stilius. Tarkšt. Labą dieną su Vištienu. Mes grįžome. Mes naujoj studijai. Čia Edgaras. Čia Sergejus. Jisai yra tiesioginės transliacijos technikas ir režisierius. Aišia barzdotas vyras. Irgi režisierius. Bet ne tiesioginė transliacija. Jonas, mūsų pardavimų vadybininkas. Kažkas panašaus. Ir Regis, režisierius. Tai kaip ir sakiau, mes naujoj studijai. Niekas nepasikeitė, nes viską persikėlėm. Pakeitėm spalvas truputį. Grįžo Sopkite. Ir grįžo antras sezonas. Vėl plėpėsim, pliurpsim apie video. Pasakosim paslaptis. Jeigu jūs naujas atėjo čia pažiūrėti, what the fuck, kas čia vyksta. Tai žinokit. Tai mes kalbam apie video. Apie foto. Vieną laidą iš 3-4, ne? Kalbam apie žmonės Dvi ir su žmonėm. kalbėjom. Bet šiaip kalbam jau su žmonėm, ne su kamerom. Su žmonėm, kurie šiaip paprastai nematomi būna. Taip. Tai dabar mums reikia pristatyti... Matot, mes dabar atpratę po vasaros viską tai daryti ir dabar mums reikia prisiminti eiliškumą. Tai dabar jūs nueinat į apačią, biškį žemiau, ta prasme, po video, ten yra subscribe, jūs ten paspaudžiat, like, share, follow. Pakomentuojat. Instagram'e mes esam, Facebook'e. TikTok'e. Visur esam. LinkedIn'e nesam, bet ir nereikia. Kol kas nereikia. Mes turime ir Contribui, kur galite paremti mus. Ten... Po truputį dedam naujo turinio. Ten visiškai kitoks turinys, kol kas yra tik 2 vlogai, bet greitų metų mes planuojam tenai kelti ir mokymų dalį. Taip, apšvietimas. Kameros technika, kad supažindinti žmonės su kažko nauju, ko nėra matę, nes kamerą visi galim pasimti, o ten pamatyti, kaip vyksta iš vidaus, kokie laidai naudojami, tarkim, transliacijose ar kine, ar kokios technikos naudojamos, kokios kameros naudojamos, bent jau biški prisilies prie to per ekraną prisilies. Daugiau buities, daugiau detalių tenai. Tai va. Tai užsukit tenai, ten yra 4 tierai, ne, pagal kurios galit mus paremti, ten už tam tikrą tierą jūs galit gauti šitą padelį gražų. Mes turim vieną studentę, kuriai padovanojom padelį, tai sakė visą vasarą, kiekvieną rytą geria kavą ir džiaugiasi, sakė labai fainas. Net aš tokio namuose neturiu. Ir aš. Čia tik tai podcast'e naudojamas. Gaunam tik tai, kai laidai rašinėjom. Džiaugiamės vėl grįžę. Ir paskui seifą turim padėti. Tai va, į pavadinimus ten nekreipkit lygiai. Jeigu jūs esat profas, tai galite ir tą pigiausiai imti, nes ten ne pagal jūsų profesionalumo lygį yra pavadinimai, o pagal dydį. Paramos dydį ir biudžeto, tarkim, filmavimo. Kažkaip ten su... Neįsižeiskit vienu žodžiu, jeigu jūs pasirinkat bulvės levelį. Nes ten inkognito nematome. O jeigu jūs pasirinkat Ari, taip reikia rodyti, ne? Aš galvoju, tu kitą pirštą. Mano pirštai irgi tokia disleksija. Okay, aš šitą. Kaip matot, buvo intensyvi vasara. Pavargė šiek tiek, bet džiaugiamės, kad vasara pasibaigė. Ir sezonas čia po darbo prasideda. Turėsim dabar... Skaičiavai, Jonai, kiek turėsim laidų? Laidų? Šiemet? Vėl 3, 6, turbūt daugiau, nes praeitais metais pradėjom nuo spalio mėnesio. Tai jeigu šiemet pradėjom nuo rugsėjo, tai 3-8, 40, ne? Apie kažkas tokio. Oho.
Jau, trečią sezoną 100 kirsim. Nu, kasdien. 300. Jau planuojame po truputuką svečių sąrašus. Yra dar iš praeitų metų, kurie negalėjo atvažiuoti. Yra naujų. Kolegos ir draugai irgi siūlo savo pažįstamus pasikviesti, kurie yra nebūtinai už kadro, bet vienu žodžiu surišti su kinu ir visą tą temą, apie kurią mes šnekam jau. Jeigu turi kokių pasiūlymų savo ant pagidavimų, tai irgi galite parašyti komentaruose. Būkite aktyvesni. Ar sritį, ar žmogų, Taip. kurį pakalbint, mes visada parašysim. Būkite aktyvesni komentaruose, nes mes juos skaitom ir ten... Mes juos skaitom ir kiekvienas komentaras padeda iškelti video ir kad jį pamatytų daugiau žmonių. O jeigu jums rūpi kažkiek dizaino pusės, tai Contribui padeda, šiek tiek pinigėlio ateis, tai kažkas bus pakeičiama, gal gėlę nupirksim, nežinau, dar. Ten su tais, kad ten, kaip sakiau, ten kur Ari, ten mes galim susitikti ir kavos pagerti arba alaus. Ten tokį jūsų. Nealkoholinio. Nealkoholinio sulčių. Man atrodo, taip jie ir reiks sakyti, ne? Vaikam negalima šitą, man atrodo, žiūrėti, ne, Jonai, kaip tu tai negali. Tai viskas. Tai... Ne, turinys skirtas ne vaikams. Sergejų šiegeriam, tarkim, nealkoholinį vandenį. Taip, mineralizuota šiek tiek gal. Tai va. O šiandien mes kalbam apie vasarą. Apie vasarą, ką veikiam, ką išmokom, ką pastebėjom, su ko pakalbėjom, ką nuveikėm. Tai kaip to vasarą, Sergejau? Labai užsiėmę buvom, kaip visada, daug renginių. Prabėgo greitai, žinau. Žiauriai. Nes buvo ten vos net 3 renginiai, vienas po kito. Netgi buvo 2 valandas miego tarp renginių. Aš tai ir tiek tą dieną negavau miego. Taip. Pusvalandis važiuojant, kol tu vairavai, pusvalandis laukiant Mariaus mašinai. Taip. Ir pusvalandis namie. Nu taip gavosi, kad visi užimti ir kad komandos nariai turi tęsti toliau projektą. Tai yra išimtis, bet neišvengiamai turi gelbėti situaciją ir padaryti renginį. Čia buvo tas, kur jūs važiavote iš kažkur į Klaipėdą, ne, ir ten ryte... Jo, tai buvo Kelmės dainų šventė. Ir tiesiog baigęs renginys apie 11, gal 12, mes turėjom ten nusirinkti viską Kelmiai. Ne Kelmiai, Kuršėnus. Kuršėnus. Bet netolies. Kas į Kuršėnus? Kas į Kuršėnus? Tai nusirinkom, parvažiavom, atvažiavom kažkur apie 5, o 6 jau turėjom pradėti ruoštis vilties bėgimui Klaipėdai. Gerai, kad Saša pasijungė biškį pradėti ruoštis iš anksčiau. Tie, kurie nevažiavo į Kuršėnus, pradėjo ruoštis. O mes biškį vėliau pasijungėm. Gavot papildomai valandą miego. Pusvalandį. Bent teoriškai. Pusvalandį. Edgaras arčiau gyvena Atgimimo aikštės, tai tau greičiau buvo. Man pusvalandis, kol dabar. Bet toks labai įdomi, toks jau biškį nuskambėsiu labai neprofesionaliai, bet atsibodęs renginys, kur viskas tas pats per tą patį. Nėra labai super dideli biudžetai ir negali daug ką daryti. Ir toks jau ir taip eis, bet šiais metais, kad kažkaip taip gavos, jau taip atidirbta viskas, kad, labai sklandžiai viskas gavos. Ir tikrai nesakau, kad čia mes iš reklamos pusės, ta prasme, besireklamuojant savo paslaugas, nesakau, kad mes čia tai visą laiką, bet tiesiog kažkaip taip gavos dėl nuovargio, bet viskas super praėjo. Tai va, kokie tavo įspūdžiai iš tokių bemiegių naktų? Buvo toks nuovargis, kad buvo jau... Ir taip su jais. Ne, ta prasme, lygis yra toks, kad tu vis tiek gerai padarysi, paprasčiausiai nuo to nuovargio ir nepergyveni per daug. Darai, kaip automatas. Viskas suderinta, mes ką tik buvom 3 renginiuose, vienas po kito ir čia 4 renginys jau užsimerkęs, man atrodo, viską padarai. Aš buvau ant pėties, tai po visų tų dar ir ant pėties padirbėjau. Su intervais, buvo daug intervų. Bet tarpai buvo. Bet mes keitėm konceptą viso
to Vilties bėgimo, nes anksčiau darydavom non-stop transliaciją nuo 9 ryto iki kažkur 3 valandų dienos. Kadangi, kaip sakiau, biudžetai karpami, teko biškai keisti konceptą, daryti, kad mes ten išbėgimą arba finišą patransliuojam, paskui paliekam ten pusvalandį laisvo laiko, tiesiog rodom eterį, kad bėga kažkas ir tiek. O mes patys ilsimės, tai irgi ir tau nugarą biškai pailsėjo. Ne, turėjau pertraukų. Tai čia iš tokių sunkiausių turbūt, kad vienas po kito ir mažai miego, visi kiti, tai... Svarbiausia yra pamiegoti, tu gali dirbti ir vos ne, iš bėdos ten 2 savaitės be pertraukų, bet svarbiausia, kad būtų bent jau 6-8 valandas miego. O kitą dabar atsiminiau, šį vasarą turėjom daug lietaus. Neatsiminu iš viso praeitais metais, kad būtų problema su lietum ir užpylėm maiteką nuo kameros, sudeginam. Ten tai iš viso Sergejus mano angelas sargas. Aš atvažiavau anksčiau, nes Edgaras turėjo Palangoj. Jau viskas buvo pastatyta prieš, mes filmavom 1 dieną, ten 2 dienas reikėjo filmuoti, tai viskas sunešė Edgaras 1-2 dieną ant pakilų kameros ir jisai filmavo renginį kitoj vietoj. Ir aš atvažiavau, turėjau 5 ar 6, aš atvažiavau 4, šiek tiek anksčiau. Ateinu, jo nėra. Bet aš matau, ateina didelis lietutis, tai aš viską dar kartą apdengiau, sučekinau ir pasislėpiau prie fronto. Bet vienas maitekas. Bet ten toks pylė, vietų. Liūtis buvo, ne? Liūtis stipri, gal valandą pylė. Tai kalbant šitą temą, tai irgi, dar per visą šitą, kiek aš dirbu šitoj srityje, nėra buvę taip, kad nutrauktų renginį dėl lietaus. Bet buvau Kalnų parke koncerte, užsienio žvaigždės, kurios aš nežinau, tarkim. Ir irgi taip pradėjo pilti, kad tiesiog jau tas pagrindinis žvaigždės raukiam, nes bus blogai, nes jeigu ten koks žaibas, elektra ar kažkas, tai ten visiems per kojas. Taip liaupia gerai, kad aš taip vieną dainą prieš užsidėjau lietpaltį. Ir taip pradėjo pilti, aš taip įlindau į tą kamerą ir filmuoju ir man sako tik tai over. Finito. Logiška, nes mes buvom renginį džiazų, kur visa scena irgi plaukė. Tai irgi bet ten taip pylė, žinok. Suprantu, bet vis tiek ten irgi buvo gan įspūdingai. Aš tokio dar nemačiau, kad visa scena toks sluoksnis vandens ten. Jisai nubėga, bet jisai tarsi, vis tiek jisai būna. Bet dar gerai, kad ten demontažų mums pasisekė, kad nebuvo lietaus per džiazų kalbant. Jo, čia Vingio parke. Jo, nes pas mane tai irgi gerai, kad buvo scena tam renginiai. Ir aš ant scenos, o scena su stogu. Ir aš ant scenos užsinešau, nusirinko. Biškiai primo lietus, tada varėm su Marium boksą nurinkom. Ir ten laidų suviniojom, kol biškai mažiau lijo. Bet parvežė dėžę, turėjo tiek vandens. Jo. Neišvengiamai. Tai papildomas svoris pasportuoti. Sandari dėžė, įsiaiškinom. Jo. Tai išpylėm, išdžiovinom, viskas good. Vienas maitinimo sudegė dėl lietaus Palangoj. Ir kamera pradėjo grybauti, išvežėm tikrinti. Pasirodo viskas gerai, jei tai žiūrės. Išdžiuvo gal. Black Magic. Literally. Black Magic. Tai nėra gerai, kai kažkas neveikia ir tu nesiaiškini, kodėl tai neveikia, bet tai pradeda veikti ir tu nežinai, kas buvo. Nes gali bet kada vėl būti. Ir tu nežinai, kaip to išvengti. Sakė, reikia ryžius įdėti. Tada kiniečiai tai ir sutvarko. Čia jau black, bet nebe magic. Čia už rasizmą tai mumis uždary. Užbanins mūsų kanalą. Man toks jausmas, kad vasarą mes daugiau dirbom, nors gal čia ir šiaip mes vis labiau ne tik Klaipėdoj dirbam, nes toks jausmas, kad ten visokia Kelmė Kuršėnai, Kaunas Vilnius, Klaipėdoj buvo Vilties bėgimas, buvo tie, kai miesto gimtadienis nebuvo tie renginiai tą dieną. Daug renginių jau. Buvo jūros šventė, tolšipai. Buvo Klaipėda irgi šią vasarą. Bet atrodo, kad irgi daug važiavom. Tai vien tik dainų šventės, tai mes kai tik buvom Kuršėnai,
Gargždai, Klaipėda. Dar kažkur buvom. Vilnių LRT darė patys. Kažkur dar vienas. 4, man atrodo, dainų šventė. Dainų šventė. Galbūt. Kuršienai, Gargždai, Klaipėda. 3 tik buvo? 3. Ai, gerai. Tada viskas susimečina. Nu, bet, okei, čia netoli. Kalbant apie dainų šventės, ten yra kažkokia specifika, ką ten reikia ypatingai dėmesį, nes buvo visose dronas, gervė, ne? Ne, drono nebuvo. Buvo dronas tik tai Klaipėdoj. Ai, ok. Kuršienose nebuvo dronų. Buvo Ir iš tuose nebuvo. gervė. Bet gervė buvo abiejose, tai esmė yra su dainų šventėm parodyti masę. Ir parodyti, kad masė yra daug laimingų žmonių mokančių dainuoti. Ir šokti. Ir šokti. Tai nėra kažkoks vienos žvaigždės koncertas. Tai yra tokie, tu stengiasi parodyti, kad jie visi ir jie iš širdies dainuoja tokią emociją, tai yra labai svarbu perteikti. Masę išrodyti. Nu jo, kad šurpuliukai eitų per odą, kai tu žiūri tą transliaciją. Va tai yra Ir tu tikslas. ten turbūt ir miksuoja, ne? Rodai daug žmonių ir rodai kelių žmonių emociją. Vėl daug žmonių, vėl kelių žmonių emociją, ne? Taip. O tos gervės dronas, tai čia toks jau papildomas gervė. Masė padeda parodyti. Vyšnė ant torto. Gervė tai irgi toks dalykas, jeigu ten, tarkim, jin yra toliau nuo choro, kaip mums teko dirbti abiejais atvejais, 3 atvejais, tai jin labiau leist koją tavo, ne? Tu kalbėk, jo, automatiškai varyk. Tai nusimušau. Tai gervė, jeigu yra toli nuo šito choro, tai jin yra labiau skirta šokėjams. Bet jeigu mes, tarkim, gervę kažkur šalia pastatytume choro, tai galima ir ten ją panaudoti. Tai Klaipėdoje taip ir buvo. Ne, jin buvo toliau, žinau. Toliau, bet arčiau negu Kuršėnas. Jo. Nes choras buvo už scenos. Nebuvo Kuršėnas. Kelmėj dar dainų šventės. Ne, Kelmėj mes tiesiog miesto šventė. Miesto šventė. Ten tai iš vis scena ant vandens buvo Wow. įdomiai. Įdomiai buvo. Džiazų koncerte buvo vanduo ant scenos, o ten buvo scena ant Vandens. Tai jo, ką dar mes čia darom? O naujienų išmokai kažką iš tų dainų arba kitų švenčių? Išmoko renginių? prie gervės eglutę pasistatyti. Kurią? Klaipėdoj buvo, kad visą laiką, kai gervė kildavo, jinai kildavo nuo eglutės. Ai, kažkokio... Nu, mes ten su Regiu suimprovizavom, tai Bet labai liko. kažką įdomus padarėm. Kad įdomiau būtų, taip. O ką dar išmokau? Jėtau. Nesibaigė dar. Man šitą reikia atsiliepti. Taip. Eita. Gerai. Šiandien mums visi trukdo. Padarom, kad nebetrukdytų. Tai va, ką kalbam? Apie Sergejus klausė, apie ar kažką išmokom, patobulėjom. Iš tavo pusės, Per kaip šią režisūrinė, vis sakei, kad pasiapdeitinai stilių režisūrinė, kai daug kamerų yra. Pats jauti. Kelmėj, Kuršėnuose bandžiau, režisavau 6-7 kameras viso buvo. Tai buvo iššūkėlis nedidelis. Sužiūrėti yra, ką veikti 6 žmonės suvaldyti, sužiūrėti visas kadruotis, viską yra, ką veikti. Tai Žiūrėjau įrašus, mes kažkurioje laidoje kalbėjom ir tu pasakai, kad su 5 jau yra reikalų. taip. Tai jau 6-7 yra dar daugiau reikalų. Taip, o 16 tai šis kosmosėlis. Tai, bet tada jau yra repetuojama, sužiūrima ir tada jau... Kaip pilotai visokie. Čia buvo pirmą kartą gyvenime per tiek metų dainų šventę surepetavo visą dainų šventę, ten 4 valandas repeticija vyko. Nice. Jo, ir mes viską sėdėjom. Nu, ten jie patys dar šokių nebuvo susižiūrėję. Tai skaitai 2 kartus filmavau. Gerai irgi ta repeticija buvo, bent jau aš pripratau irgi prie tų kamerų, kadangi patirties nėra daug, tai su tokiu kiekiu, tai kažkaip, manau, visai gerai gaus. O kas, į ką tu pagrindė kreipiai dėmesį, kai daugiau tų kamerų?
Ar tu turėjai 3 pagrindinės kažkokias, kurias dažniausiai jungiai kitos papildo, ar? 5 pagrindinės ir toliau kitos 2 atliekamos. Okay. Safety tipo, jas gali peršokti. Jeigu neturi kadro, ne, tada. Buvo 3 kameros, gervė. Tada Ant pakilų 3 kameros. dirigentas, Čia Klaipėda? Ne. mobili. O tai gal 6 visų buvo. Nu, žodžiu. Ne, apie Kuršėnų filmų. Tai buvo 3 vis tiek pagrindinės ir gervė. Nu, tai 4 kameros. Gervė visą laiką turiu, su gervė turiu visą laiką stebėti ją, nes irgi, jeigu jin pradeda važiuoti, tai turi stebėti, ar jin neįlenda į kažkurios kameros tau vaizdą, ar gal tu tinka kadras prie to pačio, žinai, jos, nes jinai jeigu skrenda, tai tu gali ją naudoti, nes nėra taip, kad su gervė, kad dabar noriu, dabar įjungi. Tu gervė turi planuoti, kada jin pradės skristi ir kur jin skris. O su kitom kamerom, nu, tai kažkaip kiekvienas žino savo tikslą, ką jis turi parodyti ir tiek. Su gervė, man atrodo, regi šią vasarą padirbėjo, patobulėjo, ne? Nu, irgi neblogai jums. Atidirbo rankelę. Malačius. Ką tu sužinojai? Kad kamera yra kamera. Komanda vis dėlto yra komanda. Nu, čia aš juokauju. Čia ir taip žinojau jau senus. Nu, daug visko dabar taip nepagausiu. Iš temos reikia priartėti. Režisierius. Sako man regis, bet čia yra vidinis bairis, šitą nereiks sakyti. Ko? Apie įrašinėjimą ir rek paspaudimą. Ai, Taip, rek paspaudimą. Viskas Tu ok. išmokai, kad rek reikia paspausti. Būna, netgi su patyrusiais visko būna. Bet visai sėkmingai išsisukom iš tos situacijos. Dalinai AI pagelbėjo. Aišku, AI tas yra, kad tipo, pagerina AI kokybės gerintojas. Ten, aišku, tragedija, bet ten padarius kai kurias manipulacijas galima biški truputį labai mažai pagerinti, jeigu ten kokybės nėra ir ten kvadratėlius tau rodo. Tai panaudojam šiemet AI galimybės irgi šiek tiek priartėjom. Nemontuoja mums AI. Ai, tik tokui sumontavo AI. Pakarpė, bent jau sutaupė Ten Jonai, tu ne kažkokį įmetį, kur įmetį. Suradau jo įkėliau ir jisai prikarpė. Jis pats suranda temą. Panalizuoja. Šiaip fainai, kad jis lietuvių kalbą veikia ir ten supranta daug maž apie ką kalba vyksta. Nes mes neturėjom laiko podcastui karpyti, nes daug laidų ir ne visus momentus gali iškirpti. Žmogus turės sėdėti daug valandų, kol iškirps. Neturim dar etato tam žmogui. Taip. At jeigu įsimest pinigų į Va, Contribui. ačiū, Edgarai. Ja. Atsiras etatas. Ir šortai geresni. Taip, šortai bus geresni. Sergejus tai šortų nebuvo. Aš neturiu šortų. Neturi šortų. Aš pamečiau šortus. Plius 3-5 laukia važiuoja Sergejus su kelniam. Juodom. Stilius. Man nekaršta. Nes tu sėdi, viskas ok, tu atvažiavai į, daleiskim, Naisius. Ja? Atvažiavai, karšta, sėdi, dirbi ir saulė po truputėlį eina už pušų ir staiga darosi jau šalta, nes tu sėdi 4 valandas. Tai geriau jau kelnes ir kėdukus šiltus užsimesti. Nes iš pradžių karšta, o paskui labai šalta. Nu, geriau biškai paprakaituot pradžiai, bet paskui taip. Šiluma kaulų nelaužo. Geriau 5 kartus užprakaituot ar suprakaituot, kaip čia taisyklingiau nežinau, negu vieną kartą sušalti. Tai tu sėdi, tu negali nubėgti iki tualeto, jeigu labai jau prispyrė, Edgaras gali tave paleisti ten keliom minutėm nubėgti nuo kameros, jeigu yra daug kamerų gal. Bet jeigu būna renginių 2 kameros, tai čia jau irgi negali nubėgti. Bet irgi turi kažkaip pasiruošti vis tiek. Yra. Nes karšta, daug geri vandens. Daug turi gerti vandens. Gelė, jeigu teliuką. Geri daug vandens, paskui reikės į tualetus, o jeigu renginys ilgas, čia viskas rimta. Ne taip easy peasy. Lemon squeezy, kaip sako Bagdonas. Va.
O taip, nieko naujo, jau ne pirmi metai, man tai nedaug naujienų tokių. Ką su tavo režisavimu šią vasarą? Prie reklaminių projektų. Kokie? Ten daug. Padėjo komanda, pasidarbavom su pirmu režisierius asistentu, irgi linkėjimai, Hasmik, tikiuosi teisingai ištariau, bet trumpai Hasiko. Tai jinai padėjo prie projekto suplanuoti laiko atžvilgių, kada kokie kadrai turi būti ir ar jie limpa prie montažo, viską į Excelį gražiai. Ir kai mes filmavome vieną pamainą su šeima, su vaikais, o tai yra jau automatiškai sunku. Ten buvo suplanuoti sustojimai, kad atsikvėptų aktoriai, vaikai. Dar karšta diena. Buvo 26 laipsniai. Pernešėm vieną dieną negalėjom, nes ten buvo iš viso 3-1 laipsnis, tai sustabdėm tą filmavimą, nes per karštą būtų žmonėm. Tai perkeliam keliom dienom, irgi greitai viską suplanavom. Nuvažiavom, atfilmavom, gavom gerus atsiliepimus, kad suplanavo taip, kad niekas nepavargo, nors visą dieną bėgiojom, filmavom. Čia Dino parke, Klaipėdoje, tai yra miškelis, mes galim ten pavėsiai būti, bet visur kitur tai saulė. Tai reikėjo sustojimus, tai buvo suplanuota ir prižiūrėta. Filmavimo metu asistentas prižiūrėjo ar visus kadrus, žymėjo, kurios padarėm. Ta prasme, mes galėjom, mes buvom 3 DOP UFO, aš kaip režisierius, prodiuseris ir asistentas, mano asistentė. Tai viską stebėjom, žiūrėjom ir gavosi puikiai, klientas labai patenkintas. Padarėm daug klipukų, reelzukų. Viską spėjom, viską, ką planavom, padarėm, pabaigėm laiku. Šiaip su planavimu gerai mums kol kas sekasi. Nes tai yra irgi, kiek galim bešnekėti, bet jeigu vieną kartą išvažiuoja be plano, be sąrašo. Vis tiek, jau reikia pasivažinti apie ką tu. Mes gan mažai klaidų padarėm prieš, kol priejom, kad čia yra svarbi dalis, kurią reikia daryti. Nes kiti turbūt prasikeikia ir tada pradeda planuoti, o mes kažkaip... Bet Sergejus atėjo, patirtis. Aš niekada taip nedarydavau, bet atėjo Sergejus, pamokė, aš paklausiau jo ir... Apsimoka taip daryti. Kartais klausom. Tikrai, Tai pamoka visiems, klausykite Sergejaus, jeigu jums kas nors sako. Jeigu jūs su mumis dirbat, klausykite. Ne veltui pasiplikė, ten išminties yra. Kažkiek yra. Išmintis stumia lauk plaukus. Paskui dirbame dabar šiuo metu su animatoriais, kurie motion graphics daro. Nes animacija šiaip yra animacija, ten jūs matėt, mūsų puslapį yra meškiukai, tai ten yra veikėjas ir jisai juda, čia yra tikrai animacija, mes galim pavadinti. O dabar mes dirbame su motion graphics, tai yra išliekiantis visokie dalykai, judantis, taip, liaudiškai galim animaciją priskirti, bet animatoriai skaito motion graphics, kaip lietuviškai. Edgaras gal atsimena, nes studijavo kažkiek. Bet esmė, kad nėra kažkokių veikėjų, labai, bet labiau ten tekstai, elementai. Nes kai tik yra kūnas ir jūs turite... Graphics judinama grafika. Tai negražiai skamba, motion graphics kažkaip visi angliškai vartoja. Kai tik atsiranda žmogus ar gyvūnas ar dar kažkas, tu jau pradedi žiūrėti ir svorį jo, kaip jis juda, ar jisai laimingas, ar jisai pavargęs, ar jisai daug aspektų. Tai čia jau animacija tikrai jau viskas rimtėja. Kad tu žiūrėjai miškiukai, jis atrodo sunkus, jis eina tarsi jis turi svorio, o ne ten tabalojasi ore, tai atrodo biški neprofesionaliai. Dažniausiai kas pradeda, tai jie pradeda bele kaip judinti, kad bent jau kažkas gautųsi, o jau animatoriai ten kapsto jau giliau ir ten viskas rimtėja. Tai čia motion graficsai, 2 žmonės, režisierė animacijos ir pats animatorius, tai čia jau full teamas. Mes filmavom, aš Edgaras ir Saša važiavom į Kauną, Jonas gavo tą užsakymą, pardavė mūsų paslaugas ir irgi paruošėm shotlistą su Edgaru, ką maždaug filmuosim, nuvykom į Kauną, per visą dieną nufilmavom. Viskas pasikeitė, bet išsisukom iš situacijos. Aš taip planavau, kad bus pakeitimų, nes negalėjai visko taip
žmogus, kas mus samdė, turi labai daug užduočių ir paprasčiausiai tu negali dar skirti vieną dieną ar pusę dienos su mumis pereiti per kiekvieną kadrą, tuo pačiu, kad tu nesupranti, kodėl jie ir kaip jie turi būti. Čia mums suprantama, nes mes žinom ir mes montuosim. Va, tai jei būtų kosmosas ir prasmės mažokai, vietoje greitai apsisukam, šiek tiek pradžioj buvo nejaukiai, jau paskui įsibėgėjom ir buvo nuostabus. Ir rezultatas neblogas. Jo. Tai jau kažkas išlindo ten mūsų... Reelsai pirmi išlenda, dar yra, ten nėra motion graphicsų, tokių gale tik tai, bet pagrindinis ir išeis vėliau ir turbūt ne visuomenį, o ten vidiniam. Va, tai tas buvo naujiena, padirbėti pagaliau su komanda, kad yra kas prižiūri animaciją, kas komentuoja animaciją, kas sako animatoriui, ką daryti, kokiu šriftu ir kaip judėti ir pakeisti tą ir jie bendrauja, ten vyksta, va, aš iki šiol stebiu ir paskui jie man atsiunčia variacijas, aš jas įdedu į montažą ir žiūrim, kaip jie susikliuoja, kaip žiūrisi. Tai nuostabu irgi žiūrėti, kad mes plečiamės, mūsų komanda didėja. Va. KKT jau kažkiek šnekėjom, ten irgi buvo superinė patirtis, irgi daug žmonių visus suvaldyti. Ir pavykęs projektas, taip pat. Ir iki šiol jie suka tą reklamą. Jau čia ir pats vien reklaminės kampanijos pasiekimas, tai reikia to pasidžiaugti, kad mes turbūt tikslas pasiektas, bet čia reikia su marketingistam kalbėti. Pasakyk, Jonai, ten statistika gera. KKT? Tai kas paaiškėjo? Aš tiksliai tų skaičių nepamenu, bet mintis, kad ten netgi nepagrindinis tikslas buvo šalutinis, kaip antras tikslas padidinti atsiskaitimą kortelėmis autobuse. Tai sakė, kad tikrai labai aiškiai matosi tas pokytis. Tai neatsimenu kiek tų procentų, bet mintis, kad tu matai grafiką ir tu matai, kad kai reklama prasideda, yra šuolis ir kai ta kampanija sustojo, yra kritimas, ne į tą patį lygį, kur buvo prieš kampaniją, bet labai aiškiai grafikė matosi, kur prasidėjo kampanija, kur baigėsi. Tai tiek užsakovas, tiek mums labai aišku, kad ta kampanija buvo verta to, ką jie investavo. Nes čia yra vienintelis, kur mes su marketingo specialistėm, mūsų draugiam, kolegiam dar marketingo, kurios suplanavo kelių mėnesių visą kompaniją ir jinai parodė, kad verta. Ir ten buvo irgi ir vertikalūs video reelsai ir horizontalūs. Sunkiai mes pratę jo prie horizontalaus, mes daug... Ir skirtingos trukmės, ir skirtingos ten adaptacijos, ir paskui tie buvo statiniai, socialinius tinkluose, stotelėse, vien žodžiu, daug visokių elementų. Taip. Tai statika iki šiol Klaipėdos stotelėse yra, ten pavaizduotas aktorius. Ir mūsų video, man atrodo, eina švieslentėse. Eina dar švieslentėse, yra dar video. Tai kampanija kaip ir baigės, bet atsinaujino, nes tiek pamatė tų rezultatų. Taip, čia be mūsų, bet jie jau tęsia. Bet mūsų indėlis. Tai pasirodo, aš šiaip mačiau apie tai, pasirodo žmonės žinojo, kad galima atsiskaityti kortelę bankinę, debetinę. Kai pamatė ir jiems sako ir internete, ir sako švieslentėse, ir sako statika stotelėse, pradėjo daugiau naudoti, nustojom rodyti, nustojom visur skelbti, smuko atsiskaitė. Nors žmogus tai žino, jis kartą atsiskaitė. Bet čia gal yra tas, kad priminimas toks, kad tu lipi, pažiūri tą video, teisingai, aš galiu kortelę atsiskaityti ir tada nebematai ir pamiršti. Taip. Tai šitas buvo super patirtis, pamatyti rezultatą, kad verta, kad tai nėra iš piršto kažkokia informacija. Jo, nes mes kai darom tos video dalį, vis tiek norisim tos rezultatus matyti ir kai klientas turi sėkmę, tos sėkmės istorijos, jos, vienas dalykas mes kitiem klientam galim papasakot, o kita dalis yra, kad mums patiems smagu, kad mes padėjom klientui kažką pasiekti. Taip, o kitas karkar ledai, apšvietimą darėm. Ten tai aš jūs nieko nežinau. Bet tu viską supranti. Mes tam buvo atsakingi už apšvietimą. Tai buvau aš, Saša ir Regimantas. Čia buvo fotosesija. Fotosesija vienos dienos, 3 lokacijų. 2 aktoriai. Tai yra užsakovas karkar ledai. Naujas brandas su Egiboy. Kolaboracija. Jie padarė dizainą visą tą,
pieštinę tokią, nes Egiboj, jie žinomi yra Lietuvoje kaip dizaineriai tokie, ir rūbus dizainus daro, ir mašinas apipavydalina ir taip toliau. Tai jie prisidėjo, tai gausi tokia ledas ant pagaliuko maikutės forma. Okay. Ir užrašai įdomus, ten yra irgi Antytė, tai Antytė What the Duck, ten Boys Don't Cry maikutė, vienu žodžiu tokia jaunatviška skirta jaunimui. Ir lokacijos buvo parinktos atitinkamai skate parke, prie, kaip Sąjūdžio parkas, man atrodo, vadinasi, paskui parduotuviai čia vadinama ir Hofe, čia prie Danės upės, prie konteinerių. Tai va 3 tokie dizainai, jaunatviška, su maikutėm, jie padarė dizainą maikučių irgi. Tai aprengė gražiai, makiažą padarė. Ir mes švietėm, jau dirbom dažniausiai su natūralia šviesa. Apart čia parduotuvės, ten reikėjo lempas temptis. O visur kitur didžiuliai butterfly, tai yra paminkštinimai, nes saulė kalo ir gaunasi vienoje pusėje didelis šešėlis. O čia labai tolygiai išvesta, bet kita veido pusė yra tamsia, jeigu tokios dramatikos nesinori, reikia minkštyti, tai paminkštinai čia. Čia uždengiai juoda medžiaga, flago ir taip toliau, ir taip va dirbom. Per karštį buvo nelengva, karšta. Per sniegą, per pūgas, ne? Per sniegą dar. Į kalną. Čia garšo buvo daugiau per sniegą, kai snigo filmavom, bet rezultatas nuostabus. Fainai su domu. Remake vėl pasidarbuoti. Taip, jeigu atsiminat, vienas iš mūsų numerių, tinklalaidžių numeris. Čia atsiras Jonai, ne, ten tam kampe. Ne, tam kampe. Tam čia. Nes atsiras, tikėkime. Man regis tik tai pasakys time kodą, kurioje vietoje. Ir atsiras. Įdėti. Tai su Domu bendraujam, dirbam jau ne pirmas su jo projektas. Tai nuostabu. Nes jūs čia šią vasarą buvo irgi, taip. Kur studijoje ten Molio buvo pradžioje ir kovas gal? Dar pavasario pradžioje. Okay. Tai ten viduj patalpoje užsakovas sako, wow, pirmą kartą matau saulės spindulį savo erdvėje, nes ten nepatenka niekada saulė, paprasčiausiai. Jeigu turi gerą apšvietėją, jis padaro saulę. Įėjimas yra į šiaurę, o vienas kambariukas turi langą ir jis yra tokiam vidiniam kiemelį užblokuota, yra išeinanti į vakarus, bet užblokuota ir niekada nėra saulės tiesioginio spinduliuko, tai mes iš abiejų langų padarėm tą. Tai jinai buvo šokė, nes wow, taip atrodytų, jeigu būtų erdvė kitaip nukreipta arba kitoje vietoje, bet padarėm jo iš langų pusės apšvietimą į vidų, į lentynas, ten išrodėm, išfotkino Domas molinius tos gaminius, puodukus, lėkštutės ir taip toliau. Tai irgi buvo nuostabu padirbėti. Čia ką darom dar ir be reklamų filmavimo. Labai daug. Man labai patiko fotosesijose dirbti, čia ne pirmas kartas, bet iššūkiai tie patys, ką mes darom su video, lygiai 100% tas pats. Tik tai kadriukas yra stabdomas. O taip visi preparationai, namų irgi darbai. Turi planuoti, irgi komanda. Buvo atsiusta moodboardas, pavyzdžiai, nuotraukų, stiliaus ir aš iš jų jau matau, ar ten reikės tiesiogiai pilti, arba ten reikės minkštesnę šviesą ir į erdvę reikėjo nuvažiuoti, pažiūrėti vizualiai, ar tilps mūsų lempos, ar atrodys, kad ten neįmanoma paslėpti lempos. Tai irgi iššūkis, kaip tada dirbam. Kuo mes dar užsiėmėm? Dar skrynus darėm šią vasarą. Skrynai. Tai buvo gyvas renginys. Linkėjimai visiems, kas buvo atėję. Podcast'o komandos ir ne tik. Teko būti vedėjais. Organizuotas. Čia buvo iššūkėlis, bent jau man asmeniškai. Man taip pat buvo streso. Bet pravertė patirtis podcast'ą darant, aš įsivaizduoju. Tikrai pravertė, bet irgi pirmą dieną, kai išeini, tu pamatai tos žmonės ir toks... Bet šiaip labai jūs gerai susitvarkėt, man atrodo. Iš šono neblogai atrodė. Iš šono man... Tai super. Aš aišku nesu renginių ekspertas, bet... Objektyvus vertintas to labiau. Bet manau, kad labai gerai paėjo. Tai
didžiavausi jumis, šiaip, kaip vedėjai. Kitiem metam rezervuokitės datas, nežinau, kurias tik tai dar. Bet rugpjūčio turbūt, ne? Manau, irgi panašiai darysim. Paliekam rugpjūčio. Tikėtina, kad darysim, aišku, dar čia daug klaustukų lieka. Ir mes nenorim daug pasakoti apie skrynus, nes darysim atskirą laidą, kur daugiau papasakosim. Taip, Bet, tai gali būti, kad kitą savaitę išeis. Kol kalbam apie renginius, tai turim paminėti, nes čia tikrai buvo renginys nemažai buvo darbo pasiruošimo. Tai renginys buvo apie tai, Šią kaip vasarą. mes žiūrėjom filmus, muzikinius klipus ir reklamas. Sukūrėm reklamų nominaciją, kaip Kanų liūtai, bus Klaipėdos skyrai, bet čia papasakosim. Bet 3 dienas tai čia didelis gan renginys, vakarais, bet vis vien daug darbo įdėta buvo. Nemažai kas įsitraukė irgi prisidėjo, kaip, sakykime, pradžiai, ne visai pradžia, bet pradžiai. Taip. Manau, labai pavykusi idėja. Taip. Sujungiam gražiai podcastą su festivaliu. Tai ką dar vasarą nuveikėm? Aš ir nebeprisimenu tiek daug renginių, tiek daug įvykių. Jo. Buvai prie jūros? Jo. Sandėlį susitvarkėm. Jo. Tai ten filmuosim Contribui apie apšvietimą, tai aš darysiu apie apšvietimą, tai tie, kurie nori sužinoti daugiau Šiaip, apie apšvietimą. rašykit irgi į komentarus, Temas? Taip, temas, kas yra įdomu, nes pavyzdžiui, mes galim pasakoti apie kameras, apie objektyvus, apie tiesioginės transliacijas, apie kino įvairias temas. Tas pats apšvietimas, portretui apšvietimas, patalpos apšvietimas, ten lauko apšvietimą, kaip reikia pasidaryti. Apie garsą gal nepapasakosim tiek daug, bet tų temų yra daug. Gal tiesiog kažkam įdomus basicai, kas yra šateris, f-stopai, nes irgi tą galim papasakoti. Ir viskas tas keliausia Contribui. Nes mes Contribui norim daryti tokio detalesnio mokomojo turinio. Kažkiek galbūt mintis buvo iš pačių projektų, tai ten jau tie keli video, kur yra, tai yra iš Jūros šventės, man atrodo, ir iš Joninių, ne? Tai ten, kaip mes ruošėmės, kaip mes filmavom, kas vyko ir kaip atrodė realiai jau tenai vietoje, tai ten pamatysit irgi Edgaras Sergejus su spec rūbais. Spec rūbais labai keista, taip pasimti telefoną ir taip į jį kalbėti, tai jo. Jo, tai ten vaizdo kokybė paprastesnė, sakykime, bet turinys... Garso irgi? Garso irgi, bet turinys jisai, kitoks. Tai jeigu jums įdomu, kaip realiai atrodo, kai mes dirbam, tai irgi apsilankykite tenai. Trumpus klipukus rasit tenai ir nemokamai pasižiūrėti, o pilnai žiūrėti ten turi... Ten 2 po 15 minučių kažkas tokio, man atrodo. Tapti tuo prenumeruotoriu. Prenumeruotojų. Labai. Ir kelsim daugiau tenai. Man žinai, kas patiko dabar šovė, gal mes galiu jūs pasakyti, kad mes krepšinį filmavom ir pagaliau filmavau su antra kamera. Vienose iš podcastų laidų minėjai, kad yra hierarchija, pirma kamera, antra, trečia, ketvirta, taip toliau. Tai dar nesu buvęs prie antros, tai gal padarysim Contribui, nes niekur nebuvau radęs, norėjau rasti konkretesnę informaciją, kaip turi dirbti antra kamera. Ne šiaip, ką mes matėm patys, bet kaip iš tikrųjų turi veikti operatorius darbas, kad nepasišiukšlinti. Ir niekur nėra angliškai, nėra. Indiškai žiai? Negaliu. Čia yra antra kamera. Antra kamera, jinai filmuoja. Ir to neužtenka. Už rasizmą tikrai mums užrauks. Ai, čia yra stand-upo dalis, mes galim pajuokauti. Tai turbūt vertėtų į Contribui įdėti antros kameros, yra ką papasakoti tikrai, nes daug pergenom, nes paprasčiausiai su Saša turėjom abu dirbti prie jos, pakeistami vienas kitą po vieną mačą, tai 2 mačai, tai vienas iš mūsų dirbo pačioj po Kašiu, o vienas viršui, tai mes paskui apsikeitėm. Tai mes žiūrėjom, tikrai pusę valandos praleidom. Yra kas po Kašiu padarė video, kur aiškina, koks yra darbas po Kašinis, kokie niuansai ir taip toliau, ir kodėl. Kaip nugarą stiprinta, ne? Pirma yra, bet ten viskas aišku, tu vedi visą komandą plačiai ir negali sugrybauti. O antros nėra. Tai vertėtų padaryti apie antrą, kad Hebra galėtų pasijungti ir pasižiūrėti, jeigu jūs pradedat. Tai toks pat irgi mokomas turinys. Jeigu domina kokių koncertų irgi, kaip kas vyksta,
Reikia irgi kažkada gal, jeigu rankos prieis prie padaryti, kaip tas režisieriaus darbas atrodo irgi. Labai įdomu. Įsirašyti tą multikiamą ir gal tą patį kašį pasidaryti, įsirašyti tiek antrą, tiek... Tų minčių yra pilna, tik reikia sėsti ir daryti. Tai, grįžtant prie kašio, patiko, kad gavosi ir plus tave metė į pakartojimus, tai tu matai dar savo darbą, kad tu pagavai tą kadrą ir tikrai taip, kaip su pakeitimais paprašė taip greitai nejudint kamerą, nes tai bus pakartojimas. Tai čia buvo iššūkis grįžti su kamera, kai tu vedi kamuolį ir grįžti į tą, kuris metė, jų yra ten daug aikštelį. Bet turi dar sekundę ar dvi duoti, nes bus pakartojimas ir negali iškart judėti, nes norisi iškart, kad nepamest to žaidėjo. Tai daug buvo fainų iššūkių, tai sportas. Ir ar tie futbolą, ne? Filmuosim čia kažkada greitų metų, ne? Ne, nėra. Ne, pakol kas futbolo. Okay. Girdėjau iš kolegų, kitų kolegų iš kitos įmonės, kad tie, kurie atvažiuoja, daleiskim, iš futbolo į kašį, arba atvirkščiai grybauja iš pradžių. Nes skiriasi fulės filmavimo stilius ir krepšinio. Kamuolys žemiau. Jo, ir aikštė mažesnė, bet vienu žodžiu irgi, ką rodyt, kaip rodyt, skirtumai yra, pasirodo, yra. Tai būna, kad atvažiuoja ir reikia laiko. Bet yra specifika, tų visų sportų, nes mes atsimenu dėl laipėjimo irgi kažkada kalbėjom, tai irgi. Atrodo, tu ten filmuotum kojas, rankas, kur yra tiekybei, bet irgi pasirodo tiem, kurie yra tam sporte, sako, ne visai. Ten irgi specifika, tai turi pagauti. Kažkiek pasižiūri pavyzdžius, kažkiek išsianalizuoji, kažkiek pasižiūri. Sportas ten iš vis yra atskira tema, renginiai, sportas yra dvi skirtingos. Ten paskui irgi šokiai visokie, ten kojos, rankos, nugara, visi tie dalykai svarbus skirtingiems šokiams ir panašiai. Na, kaip matau, daug ką apšnekėjom, daug renginių buvo, laiko atžvilgiu. Turbūt nemažai praleidom, nes tu vasarą, kaip sakėt, greit praėjo. Po 10 renginių į savaitę. Jo, buvo viena savaitė, kur 9 renginiai ir... Kažką, žodžiu, daug. Kosmosas buvo. 2 komandos važiuoja skirtingas Lietuvos pusės, kažką filmuoti. Tai buvo iššūkiai įdomus. Iššūkėliai. Na ką, dėkui visiems. Komentuokit, spauskit, kontribuokit. Tikimės pakontribuosit. Matysimės toliau. Antrą sezoną pirma laida baigta. Skelbė uždaryti. Aš sakau, reikia taip daryti. Pabaigoje sako, ne, taip negalima. Mes jau padarėm. Nes mes pradžioje padarėm, taip. Tai pabaigoje net nereikia daryti. Nereikia, bet čia yra mūsų štikas. Čia kino šnekų bairiai. Tai mes jau baigiam ar dar baigiam? Manau, jau valanda prabėgo greitai. Tai tu tau leisiu. Gerai. Good luck. Man jau pavargau po tos valandos. Subscribinkit. Sraibinkit. Prenumeruokit, laikinkit. Ir draugam papasakokit. Ir pakomentuokit, atsakykit mūsų klausimus jums, arba užduokit jūsų klausimus mums. O čia greitai pavariau. Matus, kad Edgaras pasipraktikavo būti vedėjų šią vasarą. Kontribijai jūsų, Instagramas, Facebookas, visur mes esam, visur pasiekimi. Susitiksime kitoje laidoje. Už savaitės. Ate. Tarkšt. Nėra to šūdo, kuris neišeina į eterį. Va. Šitas limpa, bet tik su transliacijom. Taip. Jeigu norite šitų podelių, prašome susiekti su mumis per Contribui, paremti mus ir gausite podelį. 1, 2, 3. Sergejus. Sutepti reikia pirštus tau. Ar ten ne vanduo? Ten vanduo. Kyla. Ta.